Sveiki! Nors tinklinės rinkodaros verslas pasaulyje sėkmingai klesti jau daugiau nei 50 metų, daugeliui šioje veiklos srityje kyla daugiau klausimų nei atsakymų. Ir tai natūralu. Būtent todėl nepriimkite sprendimo vieni ir greitai, nes toks jūsų poelgis gali sugriauti ne tik jūsų, bet ir jūsų šeimos gerovės pagrindus, nes jis dažnai susijęs su investicijomis į produktą, kuris jums patiems reikalingas. O investicijų dydis gali siekti net 100 eurų ekvivalentą arba daugiau. Tai didžiuliai pinigai. Todėl reikia tartis. Geriausia tartis su tais, kurie patys to niekada nedarė. Labai geri patarėjai tie, kurie neturi darbo, bet apie viską turi tvirtą savo nuomonę. Tarkite su tais, kurie visą gyvenimą sąžiningai pradirbo už algą, o dabar vos galą su galu suduria. Tarkite su tais, kurie gyvena nuo algos iki algos ir galvoja, pas ką pasiskolinti pinigų automobilio remontui, naujiems batams nusipirkti ar mokesčiams susimokėti. Dar galite klausti patarimų pas savo darbdavius. Jie tikrai žino, kas jiems padės įgyvendinti jų pačių svajonės ir tikslus. Todėl jie jums patars teisingai. Na ir žinoma, netikėkite tais, kurie džiaugiasi gyvenimu, kurie turi puikius namus, važinėja gerais automobiliais ir net keletą kartų per metus atostogauja. Jie jūs apgaus. Aplinkui tyko zombiai.